Tuo metu, kai intensyviai vyko dėrybos, Lietuvoje vis tiek dar veikia ir tas pats KGB institutas ir panašiai. Ar daug dėmesio sulaukdavot iš jų, ar nebuvo ten bandymų kažkokių, na, paprastai šnekant, lengvą kiaulę pakišti kokią? Tai be abejo, kad taip. Na, man tai tas nebuvo jokia naujiena, nes aš buvau sekamas nuo labai senai, visa mūsų šeimyna buvo sekama, dėdė į lagerį atsėdėjo. Tai manęs tas netrikdydavo, aš mokėjau su jais elgtis ir mokėjau pastebėti, kada esi sekamas, kada ne, tas viskas buvo įprasta. Kitiem, aišku, kartai šokiruodavo, tadagi, jeigu atsimenam, buvo toks, kad oi, čia visus klausosi telefonus, tai čia gal jau saviklaus, nu visokių tokių baikų būdavo, sakau, jūs čia nesigazdinkit, yra vienas toksai patarimas, jeigu nemoki kalbėti telefonu, tai nekalbėk. Nes kai mes kalbėdavom ir dar sovietiniais laikais, pogrindžio kokiuose dalykuose, tai taip kalbi, kad tas, kuris klausosi, nelabai suprastų, apie ką tu kalbi. O tas, kuris iš tikro turi girdėti, jisai moka iššifruoti tą tekstą. Tai čia tokių patirčių turėjom. Tai be abejo, kad buvo visokių trūkčių, ypač po pučo. Po pučo, kai jau KGB išvarinėjom, jie buvo labai pikti, susierzinę ir visokias kiaulės pakišinėdavo. Tai būdavo visokių ir avarinių situacijų sudarydavo ir ko tik ten nebūdavo. Bandydavo suorganizuoti net eismo įvykius? Jo, paguldydavo kokį girtuoklį ant gatvės, kad tu šviesą išjungdavo toj gatvėje. Jie išstudijuodavo tavo maršrutus, kur tu paprastai važiuoji, ar į namus, ar kokiais reikalais. Ir prisitaikydavo prie to ir pamėgindavo pakišti kokią kiaulę. Tai čia net pačiam toksai atvejis yra buvęs? Tai buvo keletą tokių atvejų ir tokių, kur net prokuratūra paskui aiškinosi, kaip, nu, auto įvykio neįvyko, bet pavyko jo išvengti, kai neapšviestoj gatvėj prie perėjos buvo girtas žmogus paguldytas. Na tai ačiū Dievui, pavyko išvengti to pervažiavimo per žmogų, tiesiog 10 metų autosportą sportavęs, tie įgūdžiai vairavimo dar nebuvo prarasti, sugebėjau išvengti, bet viskas buvo taip padaryta, kad jeigu iš priešakio būtų mašina važiavus, nėra kur dingti tiesiog. Tu jį pastebi tada, kai jau sustoti nėra šansų, o pasukti, aplenkti kliūtį nėra irgi jokių šansų, nes visur yra trukdžiai. Tai jie neapskaičiavo, kad 2 juostos ir buvo įmanoma per išvažiuojant į priešingą eismo juostą išvengti šito dalyko. Tai tas žmogus paskui ligoninėje gulėdamas, pats iškviečiau policiją, viską apiforminom, jisai, reiškia, paskaitęs laikraštį, ten buvo parašyta kiekvienam deputatui po auką maždaug, kad čia jau tokie jie netikę, tai prastai važinėja. Sako, tai aš turėčiau Sauliui padėkoti, kad jis tokioj situacijoj, paskui jau žmogus išsiblaivęs, jis nestebėjosi, kaip jis ten atsidūrė, pasirodo, baliukė kažkur buvo ir pabalevojo, matyt, nugirdė jį ir lydėjo namo ir paliko. Tai šiaip sau nebūna, kad draugai savo vedamą namo asmenį paliktų vidury gatvės gulėti, tai, nu, keistas toks nutikimas, nelabai tikėtinas. Iškia, tuo metu teko susitaikyti, kad po padidinamuoju stiklu... Taip, tai kartais irgi išjungdavo šviesą, žinodavo maršrutą, pastatydavo kokį sunkvežimį, taip, kad tu beveik garantuotai jį turėtum atsitrenkti, nes pravažiavimas tarp jo ir gatvės krašto, ten tik mašina vos telpa. Paskui, kai pamato, kad tu pravažiuoji pro tą vietą, nu, buvo toks atvejis, reikėjo pavežti skučą į namus ir tą pakeliui. Nevažiavau aš į namus, nepasukau to posūkiu, bet matėm, kad toks dalykas padarytas, grįžtant po 5 minučių jau to sunkvežimio ten nebebuvo. Be jokių šviesų, be nieko, lyg tai sugedusio. Nu, taip nebūna, kad taip greit pataisytų ir nutemptų. Tai aiškiai yra organizuotas reikalas. Tai tokių sekimų ir kitokių buvo begalės, bet, nu, tie įgūdžiai ir patirtis leido išvengti kokių nors nelaimių ir kokių negerų dalykų. Bet tai čia visas dabar jau atrodo kaip tam tikros gyvenimo linksmybės. Tiesiog neatimama to laikmečio ir tų darbų, kuriuos darėm dalis, nes turim suprasti vieną paprastą dalyką. Taip kaip kalbam apie žvalgybininkus. Nu, tam mūsų komitete, sako, mes turim dirbti taip, kad, nu, žinom, kad žvalgyba seka, žinom, priešinga žvalgybai nori tų žinių, turi savo užduotis. Tai dirbkim taip, kad jie turėtų užsidirbti. Kad jie negalėtų sėdėti kavinėje ir viską gautų ant lėkštutės. Jiem reikėtų įdėti daug pastangų, kad jie, nes, nu,
slaptos informacijos iš principo neegzistuoja. Yra tik laiko klausimas. Šiandien jin yra slapta, po 50 metų ji nebus slapta. Žvalgyba nori kuo greičiau sužinoti. Tai vis tiek besiknysdama gal po 10 metų sužinos, bet ji nebus aktuali. Svarbu, kad nesužinotų šiandien, kol tai dar yra paslaptis. Tai vat, tų įgūdžių reikia išsiugdyti, kad mokėtum dirbti šitą darbą, mokėtum liežuvį laikyti už dantų, nekalbėti apie tai, ko negalima. Tai dabar praėjus 25 metam jau daug ką galima kalbėti, nors dar yra nemažai dalykų, kurie dar laikas neatėjo. Tokia tarnyba.